Iš kovo 27 straipsnio. Nauja spiralė virš Aliaskos. Ar kažkas ruošiama Žemėje? Nuo įvykio praėjo kelios dienos, tačiau internete visuomenė dėl kovo 25 dienos toliau diskutuoja apie milžinišką šviesos spiralę virš Europos. Diskusijai įsibėgėjus žmonėms kilo naujų minčių, kurios neleidžia šio reiškinio priskirti Elono Musko stebuklų srautui. Nuotraukoje mes apytiksliai sumažinome matymo laukus, kai žiūrime į spiralę nuo Žemės ir žiūrime pro TKS langą. Kadangi atstumas, kaip mums sako, yra toks pat, tada spiralė pasirodo buvo apie 200 km skersmens, tai yra Sicilijos dydžio. Na, o dabar atlikime mintyse eksperimentą su degalų išmetimu iš paleidimo raketos. Taigi, jei tai būtų variklio išmetimas, srovės greitis būtų apie 1 km per sekundę, o apskritimas per porą minučių sudarytų 100 km spindulio apskritimą. Tačiau raketos variklis veikia daug minučių, išleisdamas išmetamasias dujas mažais nepastebimais nuo Žemės kiekiais. Taigi, mums yra sakoma, kad tai buvo vienkartinis kuro išleidimas. Degalai išleidžiami per tam tikrus specialius purkštukus. Ten nereaktyvinė trauka reaktyviniu greičiu. Todėl debesis, kad jis taptų 200 km skersmens, turi augti valandas. Būtent tiek molekulėms reikia, kad nuskristi tokį atstumą. Fizikai mums prieštaraus, kad molekulių difuzijos greitis yra panašus į reaktyvinį greitį. Tačiau, pirma, niekas negalėjo tiksliai išmatuoti šio molekulių greičio. Jis tiesiog gaunamas iš lygčių. Antra, šiuose lygtyse yra parametras vadinamas temperatūra. Esant absoliučiam nuliui, o 400 km aukštyje tai yra kažkas tokio, molekulių greitis dujose taip pat yra beveik lygus nuliui. Todėl deguonis virsta skysčiu, o vandenilis metalu. Taigi, astronautai dar kartą bandė mus apgauti. Ir nors iš pirmo žvilgsnio tai yra netolimos praeities reikalas, atidžiau panagrinėjus, gali pasirodyti, kad tai ir netolimos ateities reikalas. Pasak Skoto Varingo, šis dalykas buvo pastebėtas virš Aliaskos kovo 21 dieną. Prenumeratorius padaręs nuotrauką rašo taip. Vaikščiau su savo draugais ir tai atsirado iš niekur, kad ir kas tai būtų. Tai buvo nuostabu. Tai priartėjo, praskrido virš mūsų ir nuskriejo tolyn ir dingo. Taigi, kaip tau tai patinka, Elonai Muskai? Tiesa, Aliaska skirtingai nei Europa nėra taip tankiai apgyvendinta ir vietiniai socialiniuose tinkluose kėlė šurmulį. Tuo tarpu danguje buvo matoma tas pats ir žiniasklaidoje apie tai tylima. Ir tai dar vienas nežemiško šio spiralinio reiškinio kilmės šaltinio įrodymas. Nemanome, kad ten kas nors sugedo. Manome, kad tai yra tam tikras ženklas. Kaip komentaruose rašo mūsų skaitytojas Atlastas, viename iš sapnų apie 3 tamsos dienas, jam kaip šios akimirkos pranašas buvo parodytas panašios spiralės atsiradimas danguje. Natalija Gubina vaizdo įraše pasakoja, kad jų grupėje dar keli žmonės taip pat matė sapną apie spiralę kaip kažko artėjančio kovo ženklą. Todėl jei kažkokios jėgos uždegė tokį dalyką danguje, Žemėje, tikrai kažkas ruošiamai. Toliau turėtų būti vaizdo įrašas, kuris nepasileidžia ir neveikia. Todėl pereikime prie dar vieno įdomaus skaitinio. Kovo 29 straipsnis. CŽV aiškiaregiai matė Sandoros skrynią ir ją saugančias antgamtinės būtybės. Šešėlinėme šaltojo karo žvalgybos pasaulyje Centrinė žvalgybos agentūra CŽV atliko tyrimus, kurie dažnai ištrindavo ribą tarp mokslinių tyrimų ir antgamtinio. Neseniai iš naujo atrastas išslaptintas dokumentas atskleidžia vieną tokią neįprastą pastangą – nuotolinio žiūrėjimo seansą siekiant surasti legendinę Sandoros skrynią. Nuotolinio žiūrėjimo protokolas. Nuotolinis žiūrėjimas yra psichinė technika, kuri atrodo buvo rimta žvalgybos bendruomenės tyrimų sritis. 1988 m. gruodžio 5 dieną bevardis nuotolinis žiūrovas, vadinamas tiesiog nuotolinis žiūrovas numeris 32, buvo įpareigotas ištirti paslaptingą taikinį, nesuvokiant jo tikrosios prigimties. Joe McConaughey, nuotolinio stebėjimo pradininkas ir išėjęs į pensiją JAV armijos vyriausiasis karininkas, sudėtingą procesą paaiškino taip.
Pagal šį protokolą surinkta informacija yra vienintelė informacija, kurią galima identifikuoti kaip nuotolinį stebėjimą. Šiuose užsiėmimuose taikinio tapatybė yra paslėpta užklijuotame voke, o specialus gidas susipažinęs su tyrimo tema atlieka savotiško gido po teritoriją vaidmenį ir padeda stebėtojui orientuotis jo psichikos tyrime. Paslaptinga vizija. Nuotolinio žiūrėtojo aprašymas buvo stebėtinai išsamus ir provokuojantis. CŽV nepaprastų gabumų turintys asmenys pranešė apie slaptą vietą artimuosiuose rytuose, kurioje yra unikalus konteineris iš medžio, aukso ir sidabro, primenantis karstą ir papuoštas serafimais. Vizija apėmė mečečių kupolai aplinkinėme kraštovaizdyje, arabiškai kalbantys vyrai apsirengę baltai, požeminė vieta, kuri buvo tamsi ir drėgna, talpykla su konteineriu viduje. Taip pat įdomu, kad stebėtojas teigė, jog artefaktą saugo 4 serafimai arba esybės ir jį galima atidaryti tik iš anksto nustatytų laikų. Nepaprastų gebėjimų turintys perspėjo, kad neleistini bandymai prieiti prie konteinerio jį sunaikins paslaptingiai globėjai pasitelkę mum nežinomą jėgą. Istorinis kontekstas. Sandoros skrynia išlieka viena didžiausių neįmintų archeologijos paslapčių. Pagal biblinę tradiciją tai buvo šventa skrynia, kurioje, kaip teigiama, buvo Mozės nuo Sinajaus kalno atgabentos akmeninės 10 įsakymų lentelės. Tikrasis jos egzistavimas ir dabartinė vieta šimtmečių žavėjo mokslininkus, teologus ir nuotykių ieškotojus. Išvada. Nors CŽV nuotolinio stebėjimo seansas suteikia viliojantį žvilgsnį į netradicinius žvalgybos metodus, galiausiai tai lieka tik spekuliaciniu pratimu. Šis dokumentas yra labiau šaltojo karo laikų noro ištirti netradicinius žvalgybos metodus nei arkos buvimo vietos įrodymas. Redaktoriaus pastaba. Nors medžiaga techniškai yra apie Sandoros skrynią, iš tikrųjų galime iš jo sužinoti daug daugiau. Pirma, jau 33 kartą kažkur sužinome, kad nuotoliniu žiūrėjimu užsiima ir tokios rimtos organizacijos kaip CŽV, o tai reiškia, kad metodas veikia. Antra, gauname dar vieną įrodymą ufologų, eschatologų ilgalaikių įtarimų, kad viskas su Moze buvo ne šiaip sau ir net neįsivaizduojame, kokie serafimai buvo paskirti saugoti artefaktą. Darome prielaidą, kad kalbame apie robotus, kurie 1000 metų buvo miego režimu. Na, o svarbiausia, kad jei CŽV Sandoros skrynios ieškojo kaip mokslinio eksperimento, tai žydai, kuriems šis klausimas yra kur kas svarbesnis, prieš daugelį metų greičiausiai pritraukė pačius geriausius žmonės su sugebėjimais, kuriuos tik galėjo rasti. Todėl savo religiniuose sluoksniuose jie tiksliai žino, kur yra ir kada ją bus galima atidaryti. Tik dėl šios priežasties keisti arabiški pastatai ant šventyklos kalno dar nebuvo nugriauti. Tačiau, kadangi artimuosiuose rytuose reikalai sukasi, tai reiškia, kad netrukus ateis laikas, kai prie artefakto bus galima prieiti, nesibaiminant, kad jo turinys bus sunaikintas. Todėl stebime įvykių raidą.